Kodėl visos problemos iš karto dingsta, kai sušlubuoja sveikata? Atrodo ir tas negerai, ir anas, ir pinigų reikėtų daugiau, ir žodžiu, nepatenkinti kažkokiom tai būnam situacijom, dar kažkuo tai. Bet jeigu tik tai liga paguldo į lovą, kai prasideda skausmas, tau dingsta visos problemos, tau viskas pasidaro nulio verta, tavo sveikata pasidaro pirmoji vietoj. Ir tu tik tai galvoji, kad greičiau baigtųsi ta temperatūra, kad greičiau baigtųsi tas skausmas ir kad galėtum vėl išlipti iš lovos, galėtum normaliai vaikščioti ir gyventi pilnavertį gyvenimą. Tai vat iš tikrųjų mes bėgam, lekiam, skubam, alinam save, kai sako, nuvarytus arklius nušauna. Todėl rekomenduoju turėti vitaminą C bombą, naudoti jį kiekvieną dieną, jeigu tik tai jauti, kad truputėlį jau sloga lenda, kad gerklė kutena, jeigu pervargsti, jeigu būna daug streso, jeigu būna įtampa, jeigu tu būni lauke ir tu šaltyje išbūni ilgą laiką, tavo imunitetas taip pat krenta. Imunitetas krenta, kai mes išgeriam alkoholio ir apsvaigstam, kai žmogus rūko, krenta imunitetas, visi tie stresai, nervai ir va tas šaltis imunitetą mūsų numuša. Todėl reikia naudoti vitaminą C bombą. Aš žinokit, jo turiu labai daug, netgi į priekį turiu, dėl to, kad mano šeima nenori būti ligoj, nenori kentėti temperatūrų ir žodžiu, tų skausmų, taip geriau pasiimam po 2 kapsulės ir išgeriam. Aš žinokit, tą ir darau ir rodau jums ir rekomenduoju, čia yra vitaminas C bomba. Ir žinokit, negamina mūsų organizmas vitaminą C, reikia jį naudoti. Tai va, tarp kitko, jeigu pas jūs yra trūkumas vitamino C, tai tiesiog pasijaučia ir nuovargis, ir vangumas, ir neįsisavina kiti vitaminai. Tarp kitko, jeigu pasidalinsi šituo laivu, tai gali laimėti šitas šluostes, kurios yra 2. Jos yra biologiškos, Smart and Clean, kaip ir eko, ane? Ir jos yra va štai tokios minkštutės, šita dalis labai tokia grublėta, labai gerai nušveičia visus paviršius. Tai jeigu pasidalinsi šito laivu ir parašysi pasidalinau kažkam, tai tiesiog random ištrauksiu laimėtoją laimės būdu ir atsiųsiu, siuntimas neįskaičiuotas, tiesiog kas norėsite, susitarsite, galėsite ar vietoje atvažiuoti ar susitikti. Man labai svarbu, kad žmogus išbandytų produktą. Aš noriu kuo daugiau padovanoti, kuo daugiau duoti žmogui patikrinti, nes vat ką mes kalbam, tai galima daug ką kalbėti, ne? Bet kai tu patikrini, kai tu pasižiūri ir tu matai rezultatą, tai yra visai kas kita. Su daugeliu mes kalbėjom, kad šitas vitaminas C bomba ne veltui vadinasi bomba, dėl to, kad kai jau tik pajauti tuos simptomus, ir tu galimai jauti, kad jau tave paguldys į lovą ir jeigu tu laiku išgeri 2 kapsulės po valandos 2, dar 2 kapsulės, dar po kokių 2-3 valandų, dar 2 kapsulės ir viskas baigėsi, neįsivažiuoja. Bet kas man patinka, kad neįsivažiuoja ir toliau mes galime eiti, dalyvauti renginiuose, eiti darbą į mokslus ir panašiai. Kitas dalykas, kad šitas vitaminas C bomba, jeigu tu jo per daug vitamino C išgeri, tai nieko tokio. Tiesiog jisai pasišalina su šlapimu ir nebus jokio pertekliaus. Dabar truputėlį daugiau papasakosiu apie šitą bombą, nes ne visus ingredientus atsimenu. Tai tiesiog paskaitysiu. Pas mus elektroniniai parduotuviai yra šiandieną nuolaida 10% jų tik ženklui, 20% jeigu 3 vienetus perki. O apie vitaminą C bombą, taip, čia yra sukurtas šitas maisto papildas daktaro kardiologo Tomašo Ježevskio. Tai yra
patentuotas šitas mūsų produktas ir vitaminas C bomba tai hitas organinių maisto papildų rinkoje, sukurtas Nutrikot kolekcijai bendradarbiaujant su medicinos mokslų daktaru Tomašu Ježevskiu. Jo sudėtyje yra tik natūralūs ekstraktai, jie yra išskirtinai turtingi vitamino C šaltiniai, kurio biologinis prieinamumas yra daug didesnis nei sintetinių, todėl organizmas jį pasisavina ir panaudoja efektyviau. Vitaminai, bioflavonoidai, mineralai esantis malgapijos acerolo vaisiuose, Indijos agrastuose, amala erškėtuogėse ir juodmirtės kamu vaisiuose visapusiškai palaiko visą organizmą. Antioksidacinis poveikis. Erškėtis, Indijos agrastas ir malgapija mažina sąnarių sustingimą ir skausmą bei palaiko bendrą mobilumą, todėl rekomenduojami žmonėms sergantiems degeneracinėmis lygomis ar kitomis uždegiminėmis lygomis. Širdies ir kraujagyslių sistema. Tarp kitko, Lietuvoje mirštamumas yra širdies ir kraujagyslių sistemom priskiriamas antroje vietoje. Tai čia visi vaisiai, ypač Indijos agrastai ir erškėtuogės dėl savo antioksidacinio ir priešuždegiminio poveikio gali padėti pagerinti lipidų profilį, sumažinti kraujospūdį ir pagerinti kraujagyslių veiklą. Tai irgi labai svarbus dalykas. Odos sveikata ir išvaizda. Vitaminas C derinys su kitais bioaktyviais junginiais palaiko kolageno gamybą, gerina odos elastingumą, mažina raukšles ir apsaugo nuo UV spindulių žalos. Imuninė sistema. Vitaminas C sustiprina imunitetą, padeda organizmui kovoti su lygomis ir greičiau atsigauti. Hormonų pusiausvyra. Indijos agrastai ir juodmirtė palaiko hormoninę veiklą, padeda reguliuoti menstruacinį ciklą ir gerina savijautą. Aš ir galvoju, man anksčiau būdavo, kad labai skauda iš tikrųjų ir pirmą dieną man būdavo netgi nesinori niekur eiti, kai prasideda mano dienos, o dabar neatsimenu, kada šitą jausmą jaučiau. Energija ir gyvybingumas. Vitaminų ir mineralų apsauga gerina nuotaiką, mažina nuovargio ir pavargimo jausmą, padeda išlikti aktyviems ir susikaupusiems visą dieną bei didina atsparumą stresui. Ir žinokit, visi atsakymai, nuotaika gera, energijos daug, šitas vitaminas C bomba tikrai veikia, labai daug turiu gerų atsiliepimų ir mano vaikai naudoja ir labai džiaugiuosi, kad mes esame sveiki, energingi ir pilni gyvenimo džiaugsmo. Tai jeigu norite, galite užsisakyti, šitas vitaminas C bomba kainuoja 73 eurai. Bet šiandien pritaikysiu jums 20% nuolaidą, tai vadinasi, galėsite įsigyti ir sutaupyti savo šeimos biudžetą. Tai bus 14 eurų mažesnė kaina, bus tik 59 eurai. Tai drąsiai rašykite, nes turiu dar 4 vienetus, man atrodo, paskutinius. Ir jeigu norite laimėti šitas šluostes, kurios yra labai patogios plauti, valyti, šveisti, tai būtinai pasidalinkite šituo laivu ir parašykite į komentarus pasidalinau. Ir aš tiesiog random išrinksiu, kam čia dabar atiteks šitos šluostės ir primenu, kad siuntimas neįskaičiuotas. Tai va, tai tiek norėjau pasidžiaugti dėl mūsų vitamino C bombo. Žinau, kad dabar yra tas toksai laikotarpis, kada yra šalta, kada yra labai daug ligų ir visokių yra ir darbų, ir renginių ir nesinori sirgti, todėl rekomenduoju išbandyti. Jeigu nori tapti FM klubo nariu, nuorodą matai. Tenais yra daugiau informacijos apie viską, gali turėti visai esamai ir būsimai produkcijai 30% nuolaidą ir jeigu per metus laiko pasidarai bent vieną užsakymą, tavo narystė prasitęsia ir kitiems metams. Tokiu būdu tu gali daryti rekomendacijas visiems, kas yra nebūtinai Lietuvoje, tai gali būti Dubajuje, gali būti Amerikoje, gali būti Anglijoje, visose pasaulio šalyse žmonės gali registruotis su tavo nuoroda ir jeigu jie perkasi, darosi užsakymus, tie taškai tau skaičiuojasi ir bendroji sumoji, kai jūs didelę apyvartą per mėnesį pasiekėt, kompanija tau dar sumoka ir procentą už tai, kad darai reklamą. Taip kad rekomenduokim apie tai, kas gali žmonėms duoti naudą,
kuo gali žmonės pasidžiaugti ir, kai sakoma, geri dalykai tegul eina pirmin, nes žinot, kaip būna dažniausiai. Jeigu kažkam tai kažkas nepatiko, tai pasakysiu, wow, visiems, ne? O jeigu man patiko ir padėjo, tai ten kažkaip nelabai aš per daug pasakau ir džiaugiuosi. Bet iš tikrųjų, kai rezultatai puikus, kalba patys už save, tai labai smagu ir dalintis tokiais produktais. Tai dar kartą primenu, kad kažkam tai atiteks šios puikios nuostabios dvi šluostės, kas pasidalins šiuo video ir į komentarus parašys pasidalinau. Siuntimas neįskaičiuotas. Tai tiek šiandien norėjau pasidžiaugti, būkime sveiki, nes tikrai, žinokit, kai būna sveikatos problemos, visos kitos problemos pasidaro nematomos, tokios mažos ir nereikšmingos, todėl būkim sveiki, džiaukimės, kad galim kaip sakoma, gyventi pilnavertį gyvenimą, matyti saulę, eiti pasivaikščioti, girdėti paukščius ir vertinkim tai, ką turi. Dėkokim už kiekvieną dieną, nes tikrai gyvenimas yra pilnas stebuklų. Arba tu netiki stebuklais, arba tu tiki, kad viskas yra stebuklas. Tai tiek. Jeigu manai, kad kažkam tai šis video gali būti naudingas, tai būčiau dėkinga, kad pasidalintum. Jeigu pirmą kartą matai mano laivą, tai parašyk į komentarus įrašas, grotažymė ir įrašas. Ir tiesiog iki kitų kartų. Ačiū, kas buvote. Va, Virginija rašo pasidalinau, Janina rašo pasidalinau. Ačiū labai. Ir susimatysime sekantį kartą. Gražios dienos visiems. Iki.